Labadiena, šiandien susitikome Alytaus miesto Jurgio Kunčino bibliotekos projekto Pasienio bendruomenių išmintis ir augimas podcastų studijoje pokalbiui apie tvarų gyvenimą ir bendruomenės gebėjimą ir galėjimą prisidėti prie tvarių įpročių kūrimo. Mano viešnios bibliotekininkės Aurelija Sukadelskaitė. Sveiki. Labadiena. Viktorija Juškienė, kurianti tvarę biblioteką. Labadiena. Ir Irma Verenė, kurios aistra kūryba iš antrinių žaliavų. Labadiena. Pirmiausia, pradėkim nuo paprasto supratimo. Kas jums yra tvarumas, Viktorija? Tai tvarumas yra pirmiausia medžiagų neįkvojimas, vartotojiškumo mažinimas, dalinimasis ir galbūt netgi medžiagų prikėlimas antram gyvenimui tiek kasdienybėje, tiek kūryboje. Irma, suprantu, kad tai, apie ką kalba Viktorija, tai yra jūsų, tai ta prasme, kad tas tvarumas jums ir tos medžiagų neįkvojimas, tai yra net ne tik, bet tai yra naujos medžiagos jūsų kažkokiai kūrybai. Tikrai. Kas jums yra tvarumas? Kažkam, kas yra sena, mums tampa nauja ir galim toliau sėkmingai naudoti, net ir visai kitoj srity, negu tos medžiagos prieš tai buvo naudotas. Tai tvarumas yra galimybė iš seno padaryti kažką naujo ir naudingo naujo. Tai labai sveikintinas dalykas ir man tai labai smagu, kad vis daugiau sričių atsiranda, kuriuose tas tvarumas, jisai įsigali ir mada netgi tampa, tai labai faina. Mada, iš tikrųjų taip, ir ypatingai priklausant nuo amžiaus, turbūt jaunesnė karta tą jau iš visai priima kitaip. Aurelija, tvarumas jums kasdienybėje, ką jūs manot, kad daro tvariai? Aš labai tvariai dėviu drabužius, batus ir iš tikrųjų save laikau labai tvare, kadangi ir kaip bibliotekininkė, ir kaip žmogus aš nemėgstu pirkti knygų. Aš mėgstu jomis dalintis, pasiskolinti iš bibliotekos, iš draugų, paskolinti kitiems. Tai tikriausiai čia mano pagrindiniai būtų tokie tvarumo panaudojimo kažkokie bruožai. Žinot, sakot, kaip bibliotekininkė. Iš tikrųjų, biblioteka neskamba kaip tvarumo simbolis, ar ne? Čia vis dėlto labai daug popieriaus. Čia daug popieriaus, aš sutinku, tačiau nepamirškit, kad tą patį popierių panaudoja labai daug žmonių. Ta pačią knygą galite skaityti jūs, aš ir dar šimtai vartotojų. Žinoma, priklauso nuo to, pas ką knyga patenka. Taip, ir iš tikrųjų aš taip įsivaizduoju, kad jūs ir dirbat žmonės lavindami. Viktorija, kiek žinau, jūs organizuojate dirbtuves, mokymus susijusius su tvarumu. Tiesa? Taip. Kam jie skirti? Kas juose dalyvauja? Mūsų pagrindinė edukacijų auditorija yra moksleiviai, vaikai ir mūsų tikslas mokyti nuo tinkamo rūšiavimo atliekų iki antrinių žaliavų panaudojimo. Tai ir patys tuo pačiu stengiamės labai savo edukacijose priemonės naudoti 2, 3, 15 kartą, tai ką galim perdirbti patys, ką galim panaudoti, išplauti ir vėl naudoti, tai viską tą stengiamės naudoti. Pavyzdžiui. Jogurto indeliai kaip vandens indeliai tapant, tai čia yra toks visiškai klasika. Bet ir popierius, ir senos nurašytos knygos, žurnalai naudojami nuo patiestukų, dirbant, kad neišsiteptume, iki atviručių kūrimo ir bet ko. Mhm. Irma, ką jūs naudojate? Kokios medžiagos jums yra pagrindinis kūrybos šaltinis? Aš naudoju viską, ką randu ir ką akis pamato ir mintis pagalvoja, kad iš šito galėtų kažkas išeiti. Tai ir seni drabužiai, nes pavyzdžiui, čia jau dabar, kadangi artėja kalėdinis laikotarpis, tai ir žaisliukai, eglutei tikrai gali būti sukurti, pasiūti iš senų skiaučių. Dar iš vaikystės irgi atsimenu, ir šitas man likęs iki pat dabar. Mano močiutė labai mėgdavo pirkti iš padėvėtų drabužių parduotuvių arba, kai būdavo, mes vadindavom skudurynais, kai atvažiuodavo į kaimą. Taip, tai nupirkdavo drabužį, kuris išsiuvinėtas karoliukais.
Ir jinai tuos karoliukus nusiardydavo ir labai gražių dalykų iš jo galima sukurti. Ir, nepirkti ten, tarkim, parduotuvėse naujų tų karoliukų, nors jie, aišku, irgi gražus ir faini, bet labai labai gerų dalykų galima atrasti ir panaudoti kūrybai. Tai ir medžiagos, ir karoliukai, ir gamtinės netgi įvairios medžiagos, tokie patys kaip kankorėžiai, pavyzdžiui, eglutį labai gražu papuošti, kažkuo padekoruoti. Tai, labai labai plati šita sritis ir galimybė kurti, tai iš vis beribė turbūt nuo fantazijos priklauso. Apsidairykit aplink. Ką jūs čia matot, ką jūs galėtume dabar iš to panaudoti antrą kartą? Panaudoti antrą kartą. Matau jau drabužių, karoliukų, apyrankių. Ką tikrai būtų galima, jei tik tai kam nors bus nereikalinga panaudoti. Nenusirengsim kol kas, bet paskui galim grąžinti iš ties. Taip, o šiaip, tikrai priklauso nuo žmogaus fantazijos ir idėjų. Ar jūs dalyvaujate, ar dalyjatės to savo, matymų, to gebėjimų? Aš turiu omeny tas pačias dirbtuvės mokymus vaikams ir panašiai, ar organizuojat kažką tokio? Bibliotekoje? Apskritai, gyvenime. Netenka labai dažnai, tarkim, platesnė auditorija, nes šiaip mintim ir idėjom, tai taip žodžiu pasidalinti tai tikrai tenka ir labai būna smagu, nes ir pati išgirstu kartais, tokių naujų idėjų, kurios man patinka paskui ir prisitaikau. O šiaip darbe yra tekę naudoti tokių visokių projektų metu irgi ir užsiimant su vaikais, kartais sugalvojam kokioms nors progoms, šventėms, paminėti kažkokį užsiėmimą ir yra tekę, pavyzdžiui, tualetinio popieriaus ritinėliai, tai irgi labai plataus panaudojimo, tai net ir kolegiams būnam, taip sutarę, kad parinkim, pakaupkim ir paskui tada iš jų kažką dar dadėjus galim sukurti visai neblogų darbelių. Šiaip atsimenu, aš irgi, kaip rinkdavom vaikams į darželį tualetinio popieriaus ritinėlius, labai svarbi statybinė medžiaga iš tikrųjų. Sugrįžkim šiek tiek prie bibliotekos. Biblioteka irgi keičiasi. Aš pradėjau nuo to, kad čia pakankamai daug popieriaus, bet iš tikrųjų tai viena vertus, tai tas popierius, kaip jūs minėjot, naudojamas labai daug kartų. Kita vertus, apskritai keičiasi ir pati biblioteka, jinai irgi keliauja ir į online, ir į elektroninę erdvę, ar ne? Ir ten galima skolintis, ir nebejoju, ir prenumeruojate kažką, tai galbūt ir elektroninių knygų, netgi ir audio knygos atsiranda, labai įvairių dalykų tokių. Ir apskritai, yra Alytaus biblioteka, jinai tikrai labai kuriate daug į visokios akcijos, ar ne? Ir nuo pasimatymų iki, nežinau ko. Papasakokite tiesiog jūs. Mūsų vienas pagrindinių tokių linksmybių ir išėjimų į visuomenę, tai yra aklas pasimatymas su knyga, kuomet mes dovanojame praeiviams knygas. Gal reikėtų pradėti nuo pradžių. Paskelbiam datą ir vietą, kur vyks aklas pasimatymas su knyga, kad žmonės žinotų, kada, kur bazuosimės. Ir jie atėję gauna knygą, bet knyga visada būna supakuota. Pavadinimo nematai. Ir gauni absoliučiai netikėtą kažkokį, tai galbūt žmogui, kuris skaito tik karinę literatūrą, trilerį, meilės romaną ar panašiai. Ir dovanojame tas knygas. Dovanojate? Dovanojame. Jau parsinešė ir žmogus sprendžia toliau, ką su jie daryti perskaitęs. Yra buvę porą atvejų, kai į 2., 3. ar tai ten 6. aklą pasimatymą ateina tie patys žmonės ir atneša prieš tai gautas knygas, kad jau perskaičiau, ačiū, padovanokim kitiem. Tai čia labai graži tokia iniciatyva. Jeigu tau knygos nebereikia, tai galima vėl ją duoti mums. Mes ją perpakuosim ir atiduosim per kitą aklą pasimatymą. Iš tikrųjų ir dar yra tokia opcija, kaip tie knygų nameliai populiarėjantis irgi, ar ne? Ar jūs, ta prasme, turit kažką su tokiais bendro? Čia ne jūsų jau, aš suprantu, objektai yra, bet irgi dalymasis tam tikras jų. Vienareikšmiškai taip. Jeigu žmonės nori dalintis knygomis, visuose skyriuose ir padaliniuose turim dovanojimų knygų lentynas. Žmonės, kurie persikrausto, supranta, kad tos knygos jiems yra nereikalingos, gali tas knygas atvežti į biblioteką ir mes sudedame į tas lentynas, praeinantys mūsų skaitytojai pasirenka, kas jiems yra aktualu, įdomu ir gali jas neštis namo. Tai ne vienintelė, aš suprantu, akcija, ar ne, bibliotekoje? Tikrai ne. Iš tų tvarumo tokių pavyzdžių, papasakokit, kaip jūs tą biblioteką ir tą popieriaus panaudojimą bando tokį ilgalaikį daryti. Vasarą taip pat buvo vienas iš Interrego projektų,
kuomet knygas pakavom ne į popierių, o į įvairias antrinės žaliavas, į medžiagas, į kažkokius tai senus tapetus, į bet ką. Pokavo čia kam? Ta prasme, koks... Aklam pasimatymui, arba jeigu, pavyzdžiui, būna kažkokie konkursai, kurių metu galima laimėti knygą, nenustebkit, jog laimėjęs ir atėjęs pasimti knygos, ją rasit kažkokio megztinio rankovėje arba dar kažkur taip ypatingai gražiai supakuota. Skamba iš tiesų įdomu rasti knygą rankoviai. Tai vienas iš tų tokių dalykų, Viktorija, papasakokite apie dirbtuves, kurias jūs organizuojate. Kas tai yra, kaip tai vyksta ir kas tai yra, kaip tai susijęs su biblioteka? Biblioteka ne tik apie knygas, tai edukacijų metu visą laiką skleidžiam žinią ir siekiam ugdyti vaikus. Ugdyti ir būtent tvarumo tema, tai kaip minėjau, rūšiavimas. Iš pradžių suteikiam informaciją. Vaikam papasakojam, kokios medžiagos gali būti perdirbamos, kokios medžiagos gali būti panaudojamos dar. Ir tada patys pasiūlom kažką pagaminti. Artėja kalėdų metas, tai greičiausiai artimiausiu metu gaminsim atvirutes, žaisliukus ar kažką. Ir kaip Aurelija ir minėjo, tai naudojam medžiagos skiautės, naudojam sagas, kurių irgi kolegės prineša, tvarkiausi, radau, išmetinėjau rūbą, iškirpau užtrauktuką ir va tokius visokius dalykus viską panaudojam, o ypač vaikams tai jau vadovauti nebereikia. Jie tik tai gauna tas medžiagas, kur mes galbūt norėjom išmest, o jie taip puikiai panaudoja ir sukuria tikrai nerealų darbelį. Ar lengvai įsitraukia žmonės? Aš suprantu, vaikai, jūs sakot, labai ar ne greitai puola, bet apskritai, iš jūsų patirčių visų, Aurelija? Nepasakyčiau, kad labai lengvai, dar labai priklauso ir žmogaus amžius. Kuo vyresnis žmogus, tuo jį sunkiau paveikti, palaužti, nes jeigu aš visą gyvenimą dariau taip, tai dabar tikrai nesikeisiu tam, kad daryčiau kitaip. Ir gal tokio padrasinimo labiau norisi, gal nepasitikėjimo daugiau su vyresniais žmonėmis, ne? Gal jiems reikia tiesiog už rankos atvesti? Ko gero, kad taip, nes jie visada kalba, kad aš čia senas, ką aš čia darysiu, o kai jiems parodai, tada visiškai kitaip pradeda žvelgti tą situaciją ir tada, gal galiu ir aš čia taip ir parūšiuoti, ir kažką tai padovanoti, ir padaryti, ir prisijungti prie įvairiausių iniciatyvų. Bet žinot, pradedant nuo to senas, tai man atrodo, kad kaip tik kuo vyresni žmonės, to jie anksčiau apskritai įpratę būdavo atliekų tiesiog neturėti. Ir dabar, jeigu nuvažiuotumėte į kaimą, aš manau, kad ten atliekų nėra. Nekalbant apie plastiką, kuris jau čia užkariavęs apskritai visas pakampės, bet tai šiaip ūkyje gyvenime tam namų, tai jame nebuvo. Juk viską ten, ko tu nesuvalgai, tai ten gyvuliukai ar traša ar dar kas nors. Apie kaimą kalbant taip, bet atkreipkim dėmesį į tai, kad tikrai nemažai tų žmonių, vyresnių žmonių gyvena būtent mieste, o jeigu kaime, tai taip, pavyzdžiui, mano pačios seneliai gyvena kaime, abudu ir iš tikrųjų lieka plastikas ir ten kažkas taip, nežinau, stiklas. O seni drabužiai, jie sunaudojami kaip kažkam pavalyti, tai čia kokį traktorių remontavau, tai va tepalą pavaliau, maisto atliekos gyvuliukam, bet nežinau, ar čia man vienai atrodo, bet kaime kur kas mažesnė problema ir yra tas visas teršimas. O iš tikrųjų būtent mieste prie konteinerių gali prisižiūrėti visokiausių gražumynų. Jo, ir mieste ir tas rūšiavimas, aišku, gerokai vangesnis, ypatingai daugiabučiuose, ne prie didelių. Viktorija, kaip jūsų atveju, kiek jūs, pavyzdžiui, vaikai, juk ateina ir su mokytojom, ir su tėveliais galbūt kartais tiek mažesnė, ar ne, ir panašiai. Kaip, koks požiūris tiesiog, kaip jie įsitraukia? Tai požiūris irgi visoks. Ir labai netgi klasės jaučiasi iš tikrųjų visą laiką ir su kolegėm džiaugiamės ir skubam vieną kitai pasididžiuoti mokytojom, kurios visko nori, kuriom viskas įdomu, kurios labai įsitraukia į visas edukacijas nuo dirbtuvių iki ekskursijų po biblioteką, jos turi klausimų. Tai atitinkamai tokios mokytojos ir klasė labai nori įsitraukia ir labai nori visur dalyvauja. Tai labai faina ir labai smagu būna dirbti su tokia klase, su tokia grupe, kur visi turi klausimų, visi susidomėję, visi įsitraukia.
Ir ateina priešingai. Mokytoja, taip grubiai sakant, užsidėti turi pliuselį ir kažkur išsivesti klasę, o klasė ateina dėl to, kad mokytoja liepė. Tai vat su tokia auditorija labai sunku dirbti ir jiem nieks neįdomu ir tu čia gali ant blakstienų stovėti ir tai nieks jam nebus įdomu. Taip pat ir su šeimomis. Jeigu tėveliai labai domisi, tėveliai nori veikti, nori daryti, tai mes surenkam tikrai didelę auditoriją į tuos pačius mažylių rytmečius, kur irgi darom kažkokias dirbtuves. Tai jeigu ateina aktyvūs tėveliai, kurie ne telefone sėdi, o patys čiumpa priemonės ir dalyvauja, tai ir tą vaiką vos iškrapšto iš bibliotekos. O jeigu tėveliai, bet kaip minėjau, sėdi telefone, tik atvedžiau ir jūs linksminkit mano vaiką, tai ir tam vaikui greit pabosta. Vis tiek tas suaugusiojo pavyzdys yra būtinas, ar ne? Taip, labai. Ar būna atvirkščiai, kad vaikas užkuria savo tėvelius? Būna. Manau, tai labai pavieniai tokie atvejai, bet tikrai būna, kai vaikas primiktinai mamai ar tėčiui veidą kiša kažką ir sako, pažiūrėk, kaip fainiai. Ir neturi pasirinkimo, susidomi. Ir taip pačiai esu mačius ir kai visa klasė užsidegus labai mokytojai. Ypač mes turim tokių slaptų vietelių, kur nusivedam per ekskursijas, tai vaikai labai skatina mokytojus pasižiūrėti, atkreipti dėmesį ir tikrai suaktyvina juos, sakyčiau. Koks amžius yra aktyviausias? Nes, iš tikrųjų, man irgi tikrai tekia girdėti istorijų, kaip vaikai grįžę iš darželių, tėvams liepia rūšiuoti, tu net ten išmetei, tu net ten padėjai, tu taip turi daryti, ar naip, tai koks tas amžius, kuris labiausiai palankus, sakykime, ugdyti tokiam įpročiai? Tai turbūt mažyliai ir pradiniai, pradinės mokyklos mokiniai. Tai jie tikrai tokie didžiausi entuziastai būna. Jie, kaip jūs ir sakote, juos lengva užkrėsti tų pavyzdžių, juos yra lengva sudominti, įtraukti. O po to arba aplinka išmuša tai, arba puoselėja ir tęsia. O jau kokius gimnazistus, paauglius, tai jau labai sunku iškratinti. Bet ten jau mada prasideda, pavyzdžiui, nešioti savo kavos puodelį, nebepirkti, nebemėtyti, dar gertuves, ten kažkokias nepirkti vandens, o turėti savo, čia irgi yra tai. Bet tai turbūt priklauso, kokioje aplinkoje, bet kokiu atveju jisai yra. Jeigu patenka į tokią, suburia aplink save tokią draugų bendruomenę, tokį ratą, kuris tai daro, tai tada ir natūralu, kad jis įtraukia ir atsiranda ta mada. Bet jeigu netokioj bendruomeniai, tai tavyje tokios mados irgi nelabai bus turbūt. Irma, kiek aplink jūs įsitraukia, jūs minėjot, kad renkat ten įvairias priemonės ir ne aš, bet, pavyzdžiui, ar užkrečia tas jūsų pavyzdys ir ką užkrečia? Ar, nežinau, giminaičiai, artimieji, vaikų klasiokai, kas tik tai bebūtų, kiek plinta tas jūsų kūrybinės idėjos? Šiaip mano pačios aplinka yra kūrybiška, gal čia tokia kaip ir būna taisyklė, kad koks tu esi žmogus, turbūt aplink save tokius panašius žmonės ir trauki. Tai bendraminčių tikrai yra. Visi mes skirtingi, tai nepasakyčiau, kad ten, tarkim, jau didžiąją dalį visko perima. Bet... Žinot, ne visiems iš tikrųjų ir fantazijos tam yra, visokių žmonių yra jų. Nes šiaip turiu nemažai pažįstamų draugų, kurie, net jiems labai faina ir labai įdomios tos idėjas, bet jie patys gal tikrai ar laiko, ar noro, ar kūrybiškumo neturi, tai jie manęs prašo, kad gal galėtum padaryti. Duoda priemonės, ar ne? O kartais ir tų neduoda, jie tik tai norą pareiškia, bet man visada labai smagu, nes aš labai mėgaujuosi tuo procesu ir man labai, labai, labai įdomu, nors aišku, ne visada ten pavyksta, kartais nesigauna taip, kaip nori. Ir vaizduoti atrodo, kad oi, čia gausis va taip ir taip, o pasižiūri, kad čia sunkiau trupučiuką, negu įsivaizdavai. Tai būna ir taip, kad tiesiog man vis tiek yra smagu, kad jie bent jau norą parodo. Tai jau vien to užtenka ir man tada miela malonu kažką padėti padaryti, padekoruoti. Iš tikrųjų, tas artėjantis laikotarpis, tai neribotas galimybės atskleidžia, man atrodo, ir gali tiek palengvinti piniginiai naštą, jeigu iš tikrųjų tas kalėdinės dovanos nori, nenori, jų vis tiek reikia.
mažiau, daugiau, tas pirkimas masinės iš tikrųjų jau ir nebemadoj darosi, jau kaip savo nenorit, jau tikrai ir brangu, ir nesmagu, ir nėra kur dėt paskui visų tų, atsiprašau žodį, bet šūdniekių pridovanotų arba pripirktų. Tai iš tikrųjų žymiai prasmingiau ir fainiau, ir pačiam, ir šeimai užsiėmimas, ir kiekvienas daiktas savo istoriją turi. Tai iš tikrųjų labai daug galima savo padėti su kalėdinėmis dovanomis. Ir eglutės puošimu beje, ne tik kalėdinėms dovanomis. Ir pačią eglutę turbūt gali padaryti iš ko nors, net nebejoju. Tai tikrai priemonių yra begalybė, bet, gal turit pavyzdžių, pažiūrėjau, ir biblioteka, kiek nežinau, gal žmogų kokį turit, kuris, štai atėjo, paskatino ir dabar sugalvoja, dabar aš darysiu taip, įkvėpimo kažkokią tai. Matot, aplink, iš tikrųjų nebūtinai ateina, gali tai būti tiesiog darbuotojai bibliotekos, kuriems, šovė į galvą, kad dabar aš jau galiu daryti irgi galbūt. Žinot, su mūsų darbuotojais yra taip, kad užtenka vienam mestelt kažkokią mintį, ją pasigauna kiti ir toks sniego gniūžtės efektas. Rutuliuojasi. Tai čia, ko gero, vienas iš tų pavyzdžių būtų ir pernai. Kaip tik Viktorija pasiūlė, kad sako, supakuokim daug tuščių dėžių, bet tegul būna kaip dovanos. Ir iš tikrųjų visi pradėjom puošt. Biblioteką tom netikrom dovanom išdėliojom, bet kaip gražu ir iš tikrųjų mes panaudojom tai, ką turėjom. Dėžės, kur gaunam knygas, popierių, kur pakuojam kažkokius, tai ten irgi reikaliukus. Kaspinėlius, bet ir tuos iš namų sunešėm, ko gero, visi. Tai pernai irgi puošėmės kiek įmanoma tvarių ir šiemet tikiuosi kažką panašaus sugalvosim, bet dar mes procese. Viktorija, jūs sugalvojat gal? Ne, šiemet dar ne, bet iš tikrųjų labai pritariu Aurelijai ir tikrai būna, kad atrodo nei vienas susirinkę neturi minčių, bet vienas kažkuris gal kažką socialiniuose tinkluose pamatė, gal tam populiariam Pintereste pamatė. Nepaslaptis, kad biudžetas mūsų jau labai ribotas tokiam dalykam būna. Tai ir tada toks minčių lietus ir tikrai pasipila idėjų, tai jos greitų metų pasipils ir pas mus, bet nešėdėt. Jos generuojasi čia ir dabar, kai jau reikia turėti mintį, tai daug galvų susibėga ir vis tiek kažkas pasako, kažkas pasiūlo ir galiausiai turim visai neblogą rezultatą. Ir žinokit, tas ribotas biudžetas jaučiu prisideda prie to. Vienareikšmiškai. Tikrai. Kuo mažiau to. Irma, ką jūs, galbūt jau dovanos surikiuotos ir suruoštos artimiesiems, arba bent jau, jeigu nenorit išduoti, galite nesakyti, nežinau, kaip čia nuskambės, bet ta prasme, kiek pasieks, pavyzdžiui, jūsų artimųjų, jeigu tai yra siurprizai, bet tiesiog idėjų dovanoms, ką mes galim panaudoti ir padaryti, pradžiuginti artimus žmonės. Šiaip, visų pirma, tai reikia labai stebėti savo artimuosius visus metus, kad jau ateinant tam laikotarpiui žinotum, gal ko jam labai reikia, ar ko jis labai nori. O jeigu, nes būna ir tokių žmonių, kurie gal kažkokių pomėgių konkrečių neturi, ar apskritai visko turi, o kažką padovanoti norisi, tai visada labai, labai gera mintis kažką praktiško, tikrai, kaip ir jūs minėjot, kad nebūtų tų, atsiprašant, šūdeliukų, kad nestovėtų ir nerinktų dulkės, o ką nors iš širdies, iš tikrųjų, galbūt net ir pats, ką tu mėgsti. Aš jau čia kaip bibliotekininkė pasakysiu, pavyzdžiui, man visą laiką gera dovana yra knyga, tai galbūt ir knyga galėtų būti puiki dovana, jeigu žmogus, viską turi ir tu nežinai, ko jam gali reikėti. Tai, pagal tam tikrą temą, pagal kažkokį gal jo pomėgį ar gyvenimo būdą. Ir galbūt tą, kurią tu jau perskaitai ir gali antrą kartą. Be abejo, tikrai taip. Ir pavyzdžiui, aš atsimenu, čia prieš kelis metus buvo draugiai vienai dariau, dovanojau graikiškų riešutų, pas mus auga medis, tai aš labai gražiai tuos kevaliukus atskyriau, juos nuvaliau ir į vidų pridėjau, pavyzdžiui, tai saldainiuką mažiuką įdedi, tai kokį raštelį mielą, tai gal kokį pasižadėjimą, ką tu padėsi ten, tarkim, padaryti arba nežinau, pasižadi kur nors kartu nuvykti ar nusivesti tą žmogų kaip pažadą ir aš paskui tuos kevaliukus suklijavau ir, padovanojau
žinau kaip maišelį riešutų tiesiog, o iš tikrųjų ir jinai ir galvojo, kad ten tiesiog riešutai. Ir po to pradėjo juos atidarinėti ir žiūri, kad ten daug siurprizų slepiasi. Tai, čia toks visiškai smulkmena atrodo, bet, jinai nustebina ir labai maloni būna. Iš tikrųjų, nuotaikai pakelti. Kalbant apie pažadus, aš irgi esu gavus vaikų kalėdinę dovaną pažadų sąrašą. Tai labai skirtingai. Aš dar kol kas irgi, taip jau konkrečiai nesu nieko jau paruošusi. Aš tokia gal labiau, kai esu, kadangi tokia stebėtoja, tai aš taip per metus daugmaž pasigalvoju, pasižiūriu, ko galbūt tam žmogui reikėtų, o jei mano draugų pažįstamų ar giminių tarpe atsiranda žmonių, kuriems taip ir neužmačiau, ko jiems reikėtų, tai tada jau suku galvą ir kažką tokio širdžiai mielo. Kuo puošite eglutę? Aš tai stengiuosi puošti, tokiais darbeliais savais. Nemėgstu tų visų burbuliukų. Teko dalyvauti dirbtuvėse ir iš vaško gaminti tokias formeles. Tai jos tokios daugiametės būna, tikro bičių vaško. Tai tos pas mane ant eglutės kabo formelės visą laiką, ten ir namukai, ir žvaigždutės, ir jos metai iš metų ir kvepia, ir faina. Iš šiaudinių žaisliukų mėgstu. Tokių, kurie jie ir ilgai tarnauja, ir jie su ta eglute taip susilieja, atrodo, nėra to tokio didelio kontrasto. Aišku, gražu ir tos lemputės ir visa kita, bet pas mane eglutė būna maža dažniausiai, kadangi bute gyvenu, jau aš didelės nepuošiu, nes tada užtenka miesto eglių pasižiūrėti. Tai, tokiais arba savo rankų darbo, esu mėgėja ir pasiuvinėti, tai kartais, tokių prikemšų į vidų išsiuvinėjau, ką nors gražaus, tai irgi daugiamečiai būna. Mėgstu ir dovanot tokius žaisliukus draugams, pavyzdžiui, su jų inicialais išsiuvinėtais ir taip toliau, tai, tokiais. Išradingai, žodžiu. Neatrodo eglutė kaip visų eglutė. Taip. Mūsų pokalbio pabaigai. Ką jūs manot, ką pasiūlytumėt galbūt po vieną veiksmą, ką gali tiesiog kiekvienas iš mūsų daryti kasdien tam, kad turėtume tą tvaresnį gyvenimą arba tiesiog gyvenimą be atliekų, Aurelija? Aš turbūt norėčiau paraginti visus rūšiuoti. Nes iš tikrųjų atrodo labai paprasta, labai primityvu, tačiau daugybė žmonių dar to nedaro. O pradėjus nuo rūšiavimo, tikrai pamažu galėsim kažkokius tai didesnius veiksmus atlikinėti. Aš gal pasiūlyčiau 7 kartus pagalvoti prieš perkant, nes tikrai apsipirkinėjam daug ir artėja šventės, tai pirksim ne tik tai maisto produktus šventiniam stalui, bet ir kalėdinės dovanas, tai tikrai labai siūlau pagalvoti, ar tikrai mums reikia to daikto, ar tikrai reikia to daikto tam žmogui, kuriam dovanot ruošiuosi, ir taip sumažinsim vartotojiškumą, manau. Irma. Aš tai siūlau apsidairyti aplink ir pamatyti galimybę kažkur esantį daiktą, medžiagą ar kažką, galimybę prikelti į antram gyvenimui, ko tikrai galbūt tau nereikia. Tai nes kartais tikrai mes apsikrovę tais daiktais visokiais ir jie guli, gal kažkada prireiks, arba išvis jisai pamirštas ir kartais atsidarai kokią spintą pasikuiti ir žiūri, kad tai aš dar čia tokių dalykų turiu. Tai tikrai raginu būti sąmoningiems ir dairytis aplink, stebėti savo aplinką, stebėti savo šeimos narius, paraginti vieni kitus, tiesiog būti atsakingesniais, nes kas atsiranda šitoj žemėj, paskui labai sunkiai ją palieka arba ir išvis nepalieka be pėdsako. Tai būkim atsakingi, nes ta žemė neguminė. Ir iš tikrųjų, tai taisykime daiktus, dar mano vienas toks būtų patarimas, nebūtina mesti kažką vos tik tai sugedus. Tai čia irgi toks, man atrodo, padedantis dalykas ir piniginiai, ir gamtai, ir mūsų aplinkai, ir tam gyvenimui tvaresniam. Ačiū Jums šiandien už pokalbį. Bibliotekos podcastų studijoje viešėjo bibliotekininkės Aurelija Sukadelskaitė, Viktorija Juškienė ir Irma Verenė. Dėkui Jums. Ačiū, kad pakalbinot. O projektas Pasienio bendruomenių išmintis ir augimas finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.